Skani kava. Labai mėgstu kavą. Žinai, sėdint kavinėje dažnai mano ausį paliečia šie žodžiai. Skauda man sprandas, susuktas toks, bet išgeriu tabletkę ir vėl viskas būna gerai. Arba atvirkščiai, susuktas sprandas, skauda, pajudinti negaliu, išgeriu tabletę, bet jau nebepadeda. Taip, nebepadeda, nes tabletė negydo, o tiesiog malšina skausmą. Skausmas yra signalas, kad kūne yra kažkas ne taip. Ir veikia ne taip, kaip turėtų veikti. Todėl gal jau verta atkreipti dėmesį į savo kūne esančius signalus. Problema yra ta, kad mes nesuprantame kūno siunčiamų signalų, neteisingai priimame informaciją apie tai, kas vyksta su mumis. Žinote, šie skausmai jie veria kiaurai galvą kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, kiekvieną sekundę. Aš nežinau, ar aš galiu atlaikyti daugiau šitiek skausmo. Aš suprantu, ką jūs sakote, tačiau gal visi šie skausmai yra kažkaip susiję su jūsų galvoje esančiu viniu? O jūs galėtumėte susikoncentruoti į mano galvos skausmą, o ne į tai, ką matote? Aš turiu sprendimą. Bendraujant su žmogaus kūnu yra svarbi ši taisyklė. Taiklus klausimas, dar taiklesnis atsakymas. Aš kalbu apie diagnostikos filosofiją. Suprasti tai, ko ieškai, yra nemažiau svarbu nei pats atsakymas. Nes dažnai mes galime pritempti savo įsitikinimus prie skausmų atsiradimo priežasties. Ir žinoma, mes tada ignoruojame tikrąją problemą. O šiandien parodysiu, kaip užduoti teisingą klausimą mūsų kūnui. Žinoma, prie to pačio norėčiau pasiūlyti paspausti patinka ir prenumeruoti mūsų kanalą. Terapinė lokalizacija ir provokacija. Terapinė lokalizacija parodo, ar ši dalis, ar tai konkreti dalis kūno, ar tai visas kūnas yra įtrauktas į pažeidimų grandinę. Terapinę lokalizaciją galime atlikti su rankom arba magnetu. Provokacija leidžia suprasti ir įvertinti, ar konkreti kūno dalis geba atlaikyti išorinius dirgiklius ir prisitaikyti prie krūvio. Pavyzdžiui, stumtelėjimas, kvapai, nestabilus paviršius ir taip toliau. Galiu pasakyti, kad mūsų organizmas yra puikiai prisitaikantis prie įvairių dirgiklių. Tačiau, kai krenta mūsų funkcionalumas, prastėja ir prisitaikymas. Terapinės lokalizacijos ir provokacijos pliusai. Pliusai būtų tokie. Mes galime tiksliai identifikuoti įtrauktą į pažeidimų grandinę vietą. Galime suprasti, ko reikės, kad atstatytume prisitaikymą prie provokacijų. Galime numatyti atsistatymą ir numatyti jo eigą. Reikalauja jautrumo. Antras, reikalauja daugybę kartojimo ir treniravimuose. Ir trečias, nėra objektyvu ir dažnai tai priklauso nuo pačio vertintojo. Bendrai noriu pasakyti, kad nebijokite testuoti ir nebijokite gilintis. Žinojimas dar nieko nereiškia. Norint padėti ir įsigilinti reikia daug kartojimo, klaidų ir žinoma pasitaisymų. Mano diena atrodo maždaug taip. Pacientas, knyga, pacientas, knyga. Ką tai reiškia, kad nuo kiekvieno paciento aš vėl turiu domėtis, ieškoti naujos informacijos ir suprasti, kaip aš galėčiau padėti tam žmogui. Kviečiu daryti lygiai tą patį ir jums. Jei turite klausimų ir pastebėjimų, maloniai kviečiu jūs komentuoti ir užduoti man klausimus.